Europarlamentaro Leonido Donskio kvietimu grupė liberalų bei aktyvus jaunimas iš moksleivių parlamento bei Lietuvos liberalaus jaunimo universitetų lankėsi ES simbolinėje sostinėje Briuselyje, kur koncentruojasi visos ES institucijos bei didžiąją dalį laiko dirba patys europarlamentarai. Liberalų sąjūdžio europarlamentaro Leonido Donskio paprašėme papasakoti, kaip pasikeitė jo gyvenimas po sėkmingų rinkimų į Europos parlamentą. Aš manau, kad tas pokytis mano gyvenime, jisai buvo toks greitas ir viskas įvyko taip greitai, kad turbūt galima šitą būtų palyginti su situacija žmogaus mesto į vandenį, kuriam yra pasakyta, kad na, tu pasistenk apsižvalgyti, gamta labai gražiai aplinkui, pažiūrėk kokie medžiai, lapija kokia, o nieko tu nepadarysi, nelabai yra laiko džiaugtis, reikia plaukti, tu esi mestas į vandenį. Taip buvo ir čia, labai intensyvi vasara, man teko įeiti į sistemą labai greitai, nes aš supratau, kad čia truputėlį kaip sporte, jeigu tu pavėlavai ir jeigu tavo startinė pozicija buvo bloga labai, tai po to tu gali tekti visas jėgas eikvoti tam, kad tu vytumėsi. Vadinasi, tam, kad man nereikėtų paskui eikvoti visų jėgų vejantis kolegas arba mėginant vėluojant susivokti, aš pasistengiau pradėti energingai, labai dinamiškai, pavadinkim pirmąjį savo sezoną Europos parlamente. Aš manau, kad man tai pavyko. Aš gana greitai išsiaiškinau savo prioritetus, kas man yra svarbiausia, kas man yra įdomiausia ir kur aš galiu veikti, na, kvalifikuočiausiai tiesiog kaip europarlamentaras.